dabar mašinoj. Kaip, Albertai, tau sekėsi keliauti iš Vilniaus? Puikiai. Šiandien važiavom labai dideliu greičiu, labai. Tiesiog švilpė vėjas, vagė ausys. Man kažkas sakė, kad Vilniečiai tai susideda iš kauniečių ir kaimiečių. Ar teisybė? Kaip teisybė? Va kaunietė. Nu, aš kaunietė, jie kaimiečiai. O čia Vilnietis iš tų dviejų gavosi. Kaip tau, Mažiulė, patinka Glukė? Man Glukas tiesiog yra pusė gyvenimo. Va dabar žmogus pasakė, sako, kada sako muzikos klausysimės. Toj muzikos mokykloje aš groju tik klasiką. O jeigu aš pereičiau į kitą muzikos mokyklą, tai ir Yamahos muzikos mokyklą, aš ten mokėčiau groti ir džiazą, ir roką, ir simfoniją, viskas mokėčiau groti. Per saulėtekio protaka, lyg žvaigždžių priberta, žengia per sleksnį graži tarsi nuotaka, mano upė šventa. Nuo kalno didelio svaigaus, kasdien bent mintimis žvalgaus, čia upė po karklai žemai, čia paupį tėvų namai. Nuo kalno didelio stakaus, toli žvelgiu, toli matau, šimtai beržų, šimtai pušų, ak trūksta žodžių, kaip gražu. Jis svarbu, kad su dujoko kėja. Su dujoko kėta, ja. Ar jūs, vyrukai, buvot žuvauti? Ne, mes eisim žuvauti. Krentu ant aparato. Tuo metu, kai vyrai žvejoja, žvejų žmonos labai leidžia laiką. Taip, žinok, atsiklausė, ar mus galima fotografuoti. Eina poetas. Kitas poetas. Poetas Jo, žinoma, mes... Kokį vidą salų gerai. Jis visą laiką kitą gerai. Man davė. Ai, tau davė? Taip. O savo. Man davė. Tiesa, filmuose reklaminių triukų nenaudoti. Reikia uždegti. Parodį, Hornas. Ja. Taigi gerai, Kauno gamyba. Kaunas yra Kaunas. Jo, du žmonės susitiko ir sugalvojo, kad reikia atšvęsti gimtadienį, bet reikia atšvęsti gimtadienį ne kažkokiam megapolise, sakykime, o aišku, tie žmonės, kurie tai sugalvojo, vis tiek buvo laisvi žmonės, klausėsi geros laisvos muzikos. Jo, tikros... Su muzika susijęs, tam... ir susitikimus, Taip. Ir sakykime, ir tie žmonės, kurie renkasi čia. Dabar tai patapo tradicija, mes be to negalim gyventi. Mes gyvenam tuo, kad žinom, kad vieną kartą per metus bus tas susitikimas. Mūsų gretos didėja. Ir iš tikrųjų, ko gero, auga karta, kuri bus, nu, galbūt Lietuvos šviesuoliai, sakykime. Jeigu laikysis tų mūsų idėjų, kurios galbūt ir nebuvo net įgyvendintos, turim tiek gerų draugų, tiek gerų, nu, iš tikrųjų žmonių, su kuriais malonu sėdėti, su kuriais malonu susitikti ir iš tikrųjų laukia to susitikimo prie šito nuostabaus ežero. Ką klausai muziką, išsivardini grupės ir jau kaip senas pažįstam. Šiandien atvažiavo Žana iš Vokietijos, kuri pirmą kartą apskritai čia. Tai, kol mes iki čia davažiavom, tai tiek turėjo įspūdžio čia pamatė. Tai šis tokioj vietoje, tokia gamta. Tai...
Taip. Viskas apie lydekas. Ką daryti su meškeriojimu, su viską, ką reikia daryti. Ačiū, brangu. Prisiminsi, vieną kartą bandėjau. Nu tai va čia. Žiūrėsi. Oi, buvo. Vakarais. Čia nebuvai. Suskaičiuok. Eina prie stalo. Šiandien. Rimtai, tu irgi užbaigė. Ką rytoj? Bet Alvydo bruožų turi pat kaip saugai dabar. Nu, kaip jau ne kažkoks tai įvykis, tai aš nelabai rūpiu. Taip, kažkokia šupuostė. Bučkį marėškai irgi tai bus kompromatų. Šitas vyrukas pavėlavo 2 paras, bet nieko, jisai su turiniu. Kokį 4 paras. Ne 5. Ai, kokį tau laikraštį įdėti? Man jį baigė, aš taip žinau. Rasa, Aha. dabar iškilmingas bus apdovanojimas. Čia gerbiamą prezidentą apdovanoju Lukoidų kostiumu, kuris turės pademonstruoti. Ir 3 Alvydo knyga. Knygų daugiau nėra. O Lukoido žmonai geltonos spalvos kostiumas, kurį reikės pasimatuoti Vilnių. Dar iš Brazilijos. Gal reikėjo pasimatuoti? Davai, matuokis kostiumą. Tai jisai neįdomu, o žmona tavo matuoja. Žmonai geltonos spalvos. Gintai, bet ten nuo kūno reikia. Ne. Čia reiškia glukoidam įvairiose gamtos sąlygose, bet svarbiausia ne tik tai glukoidam, bet žaliesiems. Mes turim būti visų pirma žalieji broliai, kurie už gamtą. Susirinkti šiukšles arba kaimynai pakišti po mašiną. Ploščiukas. Ir rankovės nepribėga vandens. Į kišenių gali įsipilti šnapso ir gali išbėgti. Visi turi. Taip turi atrodyti glukoidų vyras. Tik tai juodus rūbus. Ką? Tu klausi kaip tau tinka, gra? Visai galima sikabyti. Nu ką, sulaukėm virgį. Senai nematyta. Čia. Čia seniai buvo. Bet žinai, geriau vėliau negu nieko. Labai, šiuos met kiek žmonių. Kur tu žmogau? Ir vis kiekvienais metais, nu už šiuos. Merginos pirmos lipa. Mano draugė. Eina į kaktą, žiūrėk. Bučkį davė mergą. O čia kadras. O. Šuniuką valdo. Dalesis brolis, tos spalvos geros. Tai, bet čia yra aiščiai. Ledinės arbatos gerikai. Tai, look, kas yra? That's spelling. Ice tea. Ice tea. Kurie yra? Tea. Tea. O, ir tea. Tu crazy. Eik tu baisių. Oh. Ice tea. Ice tea, look. Yeah. Tai ką jūs čia reklamuojat lietuvišką arbatą? Aiščio arbata. Ar aiščio arbata? Jo. Čia tau. Kada jūs ją išradot? Taigi čia pasisavino iš mūsų dihai. Bahūrai kažkokie ten kančių. Dihai. O čia iš tikrųjų tai ledinė arbata yra. Ir su žalios arbatos lapeliais. Tai tikrai aiščiai gėrė nuo senų gerą arbatą ledinę. Prataitu. Bet reikia pataikyti į žolę. Tu papasako, kaip tave išvadino kaimiečiai ir visa kita. Kaimiečiai, kai tu iš kabliukus jau farna, sako, tu nieko nepagausi. Tu permės dugninę tiesiai pataikint kastingu. Dugninę permės. Kapitone, o tu rankom jam pagavai? Ne, kojom. A yra šeiminės paslaptis. Ką? Anglija.
Tai čia gerai pagavo. Tai pagavo? Jo. Bet skauda labai. Baby say she's mine, you know, you tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with when I can find. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling home. Said so. Said so. Neleido, vis paimti dabar sėdą.